Sudarytos klimato kaitos prognozės iki 2100 metų remiantis dviem scenarijais – RCP 4,5 ir RCP 8,5. Pagal juos vidutinė metinė oro temperatūra nuo 7,3 laipsnių pakils dar 1,2 ar net 2,8 laipsniais. Kritulių kiekis padidės 42 arba net 98 mm. Todėl metinis kritulių kiekis atitinkamai pasieks nuo 726 iki 782 mm. Iki 2100 metų dienų su sniego danga trukmė sumažės nuo dabartinių 8 savaičių iki 5 savaičių. Vidutinis karščio bangų skaičius gali padidėti nuo dabartinių 2 iki 7 dienų. Šiuo metu vidutiniškai fiksuojama po vieną tropinę naktį per 2 metus, tačiau amžiaus pabaigoje jų skaičius gali išaugti iki 7. Dabartinis šaltų dienų vidurkis sumažės ir šimtmečio pabaigoje sieks 4,7 dienas per metus. Padidės gaisrų pavojus, vidutiniškai iki 18,4 dienų per metus. Keisis ir šildymo dienų trukmė. Numatoma, jog ji sutrumpės 2–4 savaitėmis. Vėsinimo dienų atvirkščiai. Jų trukmė 2–4 savaitėmis pailgės. Besikeičiant klimatui, vis dažniau susidursime su sausromis. Baltijos jūros lygis dėl klimato kaitos vidutiniškai pakils nuo 22 iki 35 cm. Projektas Klimadapt LT. Pagalba savivaldybėms prisitaikant prie besikeičiančio klimato. Klimadapt LT tikslas – sustiprinti visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos gebėjimus. Jo metu sudarytos klimato prognozės Lietuvai iki 2100 metų, parengtas jautrumo klimato pokyčiams vertinimas ir prisitaikymo prie klimato kaitos planai, organizuoti mokymai. Plačiau susipažinti su Lietuvos klimato prognozėmis galite interaktyviame žemėlapyje. Nuo šiol savivaldos institucijų, kitų įstaigų, organizacijų darbuotojai ir gyventojai gali naudotis naujų įrankių, interaktyvių žemėlapių ir švieslente, kurioje galima matyti, kaip keisis klimatas kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje iki 2100 metų. Tikimasi, kad tai padės savivaldybėms prisitaikyti prie klimato kaitos, pasiruošti ekstremalioms situacijoms. Švieslentė sudaryta iš 2 dalių. Pirmosios dalies įrankių juostoje galime pasirinkti optimistinį arba pesimistinį klimato kaitos scenarijų, laikotarpius bei prognostinius rodiklius. Pateikiami 3 rodiklių blokai – krituliai ir hidrologija, vėjas ir jūra, temperatūra ir saulė. Pasirinkus konkretų rodiklį, jis išskaidomas dar detaliau. Šioje švieslentės dalyje, pasirinkus norimą informaciją, galima matyti bendrą situaciją Lietuvoje. Interaktyviame žemėlapyje, pasirinkus dominančią savivaldybę, antroje švieslentės dalyje galime matyti sugeneruotą, apibendrintą prognozių informaciją pagal minėtus rodiklius būtent šiai šalies teritorijai.